varai kartu. Sveiki, družbanai. Žinau, nieko nesakykit, jau mėnesis laiko esu neįkėlęs video. Man tikrai apmaudu ir gaila dėl to. Stengiausi ir norėjau įkelt kas 2-3 dienas, bet fiziškai nepavyko. Grįžęs aš jau esu mėnesis laiko, grįžau kovo 10. Mano grįžimas buvo nelabai koks. Sugedo citrus, likau 2 dienom ten, kur nenorėjau, sumokėjau daug pinigų. Mane apgavo, apskemino, bet neturėjau kitos išeities, nes būčiau likęs dar ilgesniam laikui. Tai viską tikrai pamatysit, bet šitos serijos dar bus apie 4 kažkur serijas, manau, ar 5 ar 4. Tai pasistengsiu, kas savaitę, gal kas 2 kelt, jau tikrai nežadėsiu. Bet reikia laiko, žinokit, tokiem dalykam, aš jo tiek neturiu, prabau 21 dieną. 21 dieną nesirūpinau darbais beveik. Tai tikrai susidarė darbo, turėjau dirbti. Dabar dar prasidėjo moto sezonas, kas nežinot, važinėjau su motociklu, jau 2 sezonas trasoje. Praeitais metais važinėjau su tokiu mažiuku pitbaiku, jis atrodo taip. O šį sezoną iš krosinio pasidariau į supermoto ir stengsiuosi išmokti su supermoto važiuoti, nes žiauriai patinka. Taip pat turiu atskirą motociklų kanalą YouTube'ai, kur tikrai stengsiuosi kelt live transliacijas, live streamai bus iš mūsų pasiruošimų, iš mūsų važiavimų, iš visų mūsų kempingų, track daysų, kaip atrodo, tai jei norit pasekit, tikrai bus įdomu ir faina. O dabar, sorry, kad taip gavosi, bet žiūrim toliau, tikrai turėtų būti įdomi serija. Netilpo į vieną, nenorėjau labai ilgos 7 valandos laiko daryti, tai padariau į 2 dalis, bet bus įdomu. Turėtų būti. Man tai tikrai buvo įdomu ten. Tai sorry dar kartelį ir gero žiūrėjimo. NATO is tonight at war with Yugoslavia. The first missiles began falling about 4 hours ago around Pristina in Kosovo, whose Albanian population NATO is pledged to protect. The Serbian province of Kosovo has become the latest Balkan flashpoint. Kosovo's population is 90% Albanian. They say it's ethnic cleansing. Serbs insist they're fighting terrorists. These are the lightly armed ethnic Albanian guerrillas battling for Kosovo's independence. Sveiki, družbanai. Atėjo metas atskleist, kur toliau varau. Apie šitą mano kryptį nieks nežino, nei mano žmona, nei visi artimieji, kadangi paskui pradeda prisigalvoti nesąmonių visokių. Aišku, manim rūpinasi, aš už tai džiaugiuosi ir esu dėkingas jiems. Tai nieko aš jiems nesakiau apie tai. Visiems sakau, kad dar liksiu Serbijoje, bet neliksiu. Varau į Kosovą. Noriu pasižiūrėti, ar tikrai ten yra nesaugu, kaip visi kalba. Kalbėjausi su keliais žmonėm Serbijoje, netgi buvau pačius kosoviečius sutikęs. Tikrai man pasakė, kad nėra ten ko bijoti važiuoti, yra viskas gerai, tai yra tik tai politiniai reikalai su Serbija. That's my birthplace. From Kosovo, yeah? Okay, but is it safe in Kosovo? Yes. Yeah? Because, in Europe, people stalking is not safe, That's a lie. That's a lie, yeah. I think so. I think like that as well, because... I have so many friends Yeah. that they visit and came back every year, Every year, yeah. Okay. except for snow. Nu va, papasakoju.
apie Kosovą. Iš tikrųjų, aš jums nesakysiu, kad aš varau į Kosovą. Negaliu. Nes aš jau esu nusprendęs, kad aš varysiu į Kosovą. Bet nežino nei mano artimieji, nežino nei mano žmona. Tai šitą iškarpą greičiausiai įdėsiu, kai jau iš ten išvažiavęs būsiu. Nes tikrai bus streso. O aš mėgstu tokią šalis. Tai. Ir va, kaip girdėjot, sakė, kad, tikrai, atsiprašau, tikrai nėra ten nesaugu. Viskas ten gerai, šiaip ir daug skaičiau. Ir ChatGPT klausiau, visi sakė, kad tikrai nėra nesaugu. Viskas ten ok. Ten irgi politiniai visokie susirėmimai ir panašiai. Tai tipo vengto akių ir viskas, bet aš ten į patį centrą net nevažiuosiu. Jeigu nežinot, tai Serbija iki šiol nepripažįsta Kosovo. Netgi žemėlapy yra Kosovo riba brūkšniukais. Jeigu aš dabar įvažiuoju iš Serbijos į Kosovą, iš Kosovo į Serbiją nebegaliu grįžti, kadangi jie neuždeda štampo išvažiuojant iš Serbijos, nes Serbija skaito, kad Kosovas yra vis dar jų, nepripažįsta jų nepriklausomybės. Todėl išvažiuojant iš Serbijos į Kosovą, jie neuždeda štampo ir jeigu tu nori iš Kosovo važiuoti atgal į Serbiją, tavęs neįleidžia, nes kaip ir oficialiai tu nesi išvažiavęs iš Serbijos. Tai aš pasirinkau tokį variantą, kad važiuoju iš Serbijos į Kosovą, o iš Kosovo toliau į kitą šalį. Tai noriu iš karto atsiprašyti savo artimųjų, savo žmonos, kad melavau, nors nemelavau, tiesiog nesakiau tiesos. Bet labai noriu pasižiūrėti, kaip atrodo Kosovo. O dabar galbūt galvojat, kodėl aš laikau šitą striukę kitą. Todėl nes metas pasikeisti. Čia yra 10 laipsnių šilumos ir kuo toliau bus tuo šilčiau. Todėl reikia nusirinkti ir užsidėti pavasarinę. Man labai patinka. Gerai, o kaip aš čia atsiradau? Tai šiuo metu esu miestelį Novi Pazar, kuris yra vos 20 km nuo Kosovo sienos. Kaip aš čia patekau, pasižiūrėkit dabar. O mes lekiam plaut citrų, nes reikia į Kosovą nuvažiuoti su švariu citrum. Varom. Sveiki atvykę į Novi Pazar centrą. Vieta, kur eismas yra daugiau pasiūlymas nei taisyklė. Rimtai, jei matai perėją, sveikinu, tu esi optimistas. Čia gyvena apie 100 000 žmonių ir panašu, kad visi jie nusprendė išeiti į centrą būtent tada, kai tu filmuoji. Kavinės pilnos, gatvės pilnos, parkingas sėkmės gyvenime. Bet žinai ką, tame yra visas šito miesto žavesys. Novi Pazar centras atrodo kaip Balkanų live action serialas. Vieni geria kavą jau 3 valandą, kiti diskutuoja apie gyvenimą taip, lyg spręstų pasaulio problemas. Iš kažkur visada atsiranda žmogus, kuris tave stebi be jokios aiškios priežasties. Kultūra čia – mišinys, kuris neturėtų veikti, bet veikia. Dauguma gyventojų musulmonai bosniakai, todėl išgirsi maldos kvietimus iš mečečių. Bet tuo pačiu tai Serbija ir turi tą klasikinį Balkanų chaosą, kur viskas kažkaip juda, nors logikos nelabai yra. Ir tada Kosovo tema. Novi Pazar yra taip arti Kosovo, kad kartais atrodo, jo kultūriškai jau esi ten. Žmonės turi giminių, draugų, verslų, viskas persipinę. Trumpai tariant, politika sako vieną, gyvenimas daro kitą. Vaikščiodamas po centrą gali jausis, lyg būtum keliuose regionuose vienu metu. Ir niekas čia dėl to per daug nesuka galvos. Ir dar vienas dalykas, jei galvoji greit išgersiu kavą ir eisiu toliau, ne, tu neišeisi. Tu sėdėsi, dar užsisakysi ir po 2 valandų suprasi, kad tapai vietiniu. Novi Pazar centras tai ne vieta, kur viskas tobula. Tai vieta, kur viskas gyva. Ir būtent todėl tu nori čia pasilikti ilgiau nei planavai. Kadangi nusprendžiau į Kosovą nuvažiuoti su švariu citrium, tai varom apsiplausim. Kadangi ChatGPT sakė užsipilt kuro, pasirūpint tuo, nes į Kosovą važiuojant į kalnus gali būt, kad full benzin. Okay. Lemba šitas citrusų raktų dar atsidaro.
Benzin. Tai sakė, kad patarė užsipilt geriau pilną baką, nors pusė dar turiu. Nes sakė, tipo labai kalnuose mažai degalinių, tai aišku, su pusė bako galiu nuvažiuoti. Su 400 kg gal kažkas tokio, bet ten labai serpantinai lėtai važiuoji. Tai va, užsipilam kuro ir viskas. Lekia. O kurą pilamės? Viadoj. Serbiškoj Viadoj. Atsimeni šitą ženklą? Nije moja zemlja. Nije ovo moje ništa. Это не твой? Nije, no. Окей, окей. Mi došli samo igra. Игра, только игра. Да. Говоришь по-русски? Da? Not. Ar aš galiu padaryti čia video? Ties. Ja. Да? Ja. Окей, спасибо. Да. Спасибо. Привет. Nu, tai aš dar nerodžiau citrių savo, kaip nusiploviau. Pasižiūrėkit. Apibėgęs koks. Bet atrodo kaip iš salono. Naujutėlis. YouTuber. Yeah, I'm starter YouTuber. Just start. Name? Jo, nam. To znači da je tek počeo da snima. Naim. It's... Veže biti. Yeah, it's this one. Yeah, I'm traveling with my car. It's the best. Yeah. You can explain to you guys? Yes. Do you speak English, yeah? Yes. I'm traveling with my car Snima Yeah. kog gde putuje. and yeah, my home. Ovo je njegova kuća. Znam ti. My home here. Ja. I'm now here. Going to Da. Yes. and after that going like this, you know. It's a lot of kilometers. And I'm filming everything, you know, so I want... Snima i ti htio da se bije. A račun za sve tu. What's your names, guys? My name is Kerim. Kerim. My name is Mahmet. Mahmet. Okay. My name is Nedjela. Nedjela. My name is Emira. Nice to meet you. I'm Evas. Njegovo ime je Evas. Evas, yeah. Yeah. Nice to meet you guys. Can I film here? Okay. Yes. Okay. Thank you. We go to YouTube. Me. Ciao. Idemo na Yeah. I will put on YouTube. Yeah. Idete na YouTube. Okay. Okay. Bye. No, ovi kući. YouTuba nori sakė. Хороший собака? Good dog? Okay. Moj. To. Okay. What's the name of dog? Rocky. Rocky like Balboa? Yeah? Good. Nego... Naim. My name? My name. Ma- Na YouTube. YouTube. Na YouTube. Help me. Ja to zapamtim. In moj glav. Arti. Ja. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Thank you. You'll be my subscriber, yes? Yeah. Very good. Thank you, guys. Nu va, turiu iš Serbijos naujų subscriberių. Vaikučiai sakė, labai nori YouTube. Padarysim, ko jie nori. Nu, Kosove, laikykis. Mes su Citrium atvažiuojam. Tai dabar pirmiausia varau į Kosovo sostinę Prištiną. Man iki jos liko 2 valandos. Rodo 100 km. Bet serpantinais reikia važiuoti, tai 2 valandas turbūt ir važiuosim, jeigu nedaugiau. Šiaip įdomus dalykas, Google Mapsai net nerodo šitos sienos kirtimo. Tik tai iPhone Mapsai rodo, kad galima šitoje vietoje kirsti sieną. Google Mapsai veda visiškai per kitur. Man dabar gautųsi, jei pagal Google Mapsus 4 valandos važiuoti panašiai, nes Google Mapsai veda per Juodkalniją. Turiu įvažiuoti Juodkalniją, tada iš Juodkalnijos kirsti jau Kosovo sieną. Nežinau, kodėl taip, bet ChatGPT sakė, kad
tipo jokių problemų nebus, jeigu kirsiu iš Serbijos. Iš Serbijos į Kosovą tikrai galima įvažiuoti, bet iš Kosovo į Serbiją jau nebegalėčiau grįžti, kaip ir minėjau prieš tai. Tai dabar važiuojam į Prištiną, o kodėl ten važiuojam, netrukus pasakysiu. Gerai, esam prie pat Kosovo sienos. Tas punktyras yra Kosovo siena. Čia turėtų būti Kosovo siena. Va, yra, atsirado. Opa, žiūrim, kaip čia vyks dabar. Policija. Ar čia mus tikrins, ar netikrins? Įdomu. Excuse me. Back? Yes, to Serbian border. Ah, okay. Sorry. Here's my passport. Lithuania. Tourist. Kosovo. Okay, Kosovo. Yeah. So is problem in Kosovo? No? That's no problem. That's it? Hello. How are you? I'm good. Can you open the... Yes, of course. Lithuania. Lithuania. Как вы идете Lithuania? Lietuva. Lithuania. Lietuva. That's my bed. Your bed, huh? Yeah. Something to declare for customs? No. What is that? Uniform? What? No. It's like a Chair. chair. Okay. That's it. Where are you going? I going. Is this camera recording? This camera is like for the. But you have to stop now. Okay. I will. Praleido. Nu ką, oficialiai esu Kosove. Blemba biški pritriedęs iki kulno buvau iš tikro. Įdomiai jie taip žiūrėjo. Iš pradžių žvis pasimečiau, ten važiuoju, nieks nestabdo, nieko nėra, pravažiavau. Rodo, važiuok atgal. Žiūriu, kažkoks stovi per veidrodėlį, galvoju, iki jo važiuot. Važiuoju atgal. Tas prieki vėl išėjo iš kitos būdelės. Rodo, tipo, tai kur tu važiuoji? O aš, blet, nesuprantu pats, kur važiuoju. Nu taip, žinot, ne kiekvieną dieną į Kosovą važiuoju, tai biški iki triedės, iki kulno, galima sakyti, buvau. Nu įdomu. Tai reikėjo nusipirkti draudimą privalomai, nes pasirodo, čia negalioja jokie kiti europietiški. Tai kainavo 15 eurų 15 dienų. Mažiausiai čia minimum tiek turi užsisakyti. Aš tikrai 15 dienų čia nebūsiu, bet turiu užsisakyti. O tas, kur tikrino dokumentų, sako, Lituanija, Kosovo, Lituanija tipo. Nu jo, sako, tai yra problemų kažkokių? Ne, sako, nėra. Nu, nėra, tai važiuoja. Nėra, tai važiuojam į Kosovą. Bus gerai, manau. Ai, dar matėt, kaip tas, sako, išjung kamerą, negalima filmuoti čia. O aš pasistatęs šitą kamerą, taip prisilipdęs, tuoj va parodysiu. Kad ta kamera atrodytų kaip koks vaizdo registratorius. Nu ir aš jam sakau, tai jo, aš filmuoju, sakau, čia dėl, jeigu crash mašina kažkokia ar ką, ir viskas. Galvojau, kad viską užfiksuosiu, nepavyko. Nu, Kosove, laikykis! Citrus atlėkė! Aš kai buvau ant sienos, man skambino žmona ir vėl buvau priverstas meluot, kad mokosi už kelius. Sakau, tuoj perskambinsiu, o dabar nebegaudo ryšio man.
Tad man reikia kažkokios kavinės ir nusipirkti kažkur SM. Aš visai nepagalvojau apie tai, kad nebus ryšio, kad čia kita šalis ir kad man reikia vėl naujos SM. Jūs pažiūrėkit, kokiais aš keliais važiuoju ir visur aplinkui kalnai. Visur aplinkui kalnai, tuneliai ir čia kažkokia upė teka. Tai kur man gaut? Oho, kaip tamsu tuneliai. Ilgas reikia tunelį įsijungti, įsivaizduojat, nei vienos šviesos tunelį nėra. Tai kur man gaut dabar internetą? Eik tu savo. Blemba žioplys aš koks, kaip aš nepagalvojau tai. Viską apgalvojau ir vienintelio, vos nesvarbiausio dalyko, nes negalėjau pagalvoti. Nukaušas, žioplys. Ką tik buvau sustojęs degalinėje, sakau, ar turit čia Wi-Fi? Sako, turim, bet pasvardo tau duot negalim. Nežinau, neklausiau net kodėl. Sako, yra kavinė už 3 kokių kilometrų, galėsi ten pasinaudot, sako. Nu tai važiuojam. Nes jūs tie dabar jaučiu man skambinėja, o aš neturiu ryšių. Nes jinai man prieš tai skambino 2 kartus. Aš atmečiau, nes filmavau. Ir privažiavau tada jau sieną. Ir kai pirkausi draudimą, jinai man skambino, sakau, mokosi už kelių, žinok, reikia čia man susimokėti. Ir sakau, paskui aš tau perskambinsiu. Tai va, perskambinu. Nėra ryšio visiškai, nulis. Tai aišku, tai neturiu SIM, tai kaip man bus ryšys. Žioplys, blėt, žioplys. Nu va, susiradau kažkokį restoraną. O čia citrių paliekam, vėl visas purvinas. Ir einam į restoraną. Interneto gaudyti. O čia vestuvės kokios gal? Sakau, čia net šitoj kavinėj galima rūkyti? Tai galima, jo, visur Serbijoje galima rūkyti. Tokia graži kavinė. Nu, visai nieko. Blemba, čia Wi-Fi'us labai lievas. Tu labai stringi man, žinok. Davai, aš važiuosiu, ieškosiu ryšio ir susiskambinsim gerai. Nes čia kalnuose negaudavau, užstrigai dabar vėl man. Nu, čiau, padėk ragelį. Kodėl aš turiu taip meluoti? Bet žinau, jeigu pasakysiu, tada jaudinsis. O aš nenoriu, kad jaudintųsi. Viskas bus gerai, nepergyvenkit. Ir sorry dar kartą, kad taip darau. Bet aš noriu tai padaryti. Aš labai noriu. Jau yra ryšys. Užsienio. Taip duomenys. Viskas. Vėl dingo ryšys. Yra ryšys. Būsiu pasiekiamas dabar, išgeriam kavą ir lekiam iš. Nu ką, ryšy. Kosove. Kaimukiai kažkokiam dabar. Lekiam toliau, žiūrėsim. Kas čia per Kosovas? Ką tas Kosovas mums duos? Tai liko man dar apie valandą iki Prištinos. Bet aš nežinau, ar jau iki jos davažiuosiu. Nes bus tamsu, o man iki tamsos reikia susirasti, kur miegot. Čia labai nenoriu miegot šitoj vietoj. Kažkodėl noriu arčiau biški
Nes rytoj turiu reikalų iš ryto Kosove, susiderinę, aš iš biškį reikaliukų, turiu susitikimą. Rimtai turiu. Matysit, rytoj pasakysiu. Turiu susitikimą Kosove su žmogeliuku. Reikalai, biznis, Kosov biznis. Būtų gerai neatsitrenk čia Kosove kam nors. Tai viskas, aš važiuoju ir susitiksim mano miegojimo vietoje. Iki greitų. Nuskaitinėja mano numerius, radau parkingą mieste. Tai nėra čia kur apsistot, tai tiesiog parkingą kažkokiam 15 eurų kainuoja. Kosove eurai. Rašo jisai mano dabar duomenis mašinos. Ir liksim čia nakčiai iki ryto. Thank you. You will give me receipt, no? Other side, yeah? Sorry. Yeah, thank you. Tomorrow, so, other side. Tomorrow you do 17 yard. Okay. My friends, confirmation. Ah, okay. Thank you. Thanks. Nu, nieko nespratau. My friend confirmation. Nežinau, ką reiškia. O, tai čia žiūrėkit. O tu kaip man čia atsidarys vartai? Tai ką man čia daryti dabar? Ai, tai čia man nereikia už tų vartų važiuoti. Tai aš va čia ir atsistosiu. Va, aš galvojau, kad šitus vartus čia turi atidaryti. Va, mano citriukas. O, čia Britų, visko. Čia šiaip didelis miestas, aš rytoj parodysiu, kai atsikelsiu. O prie tokio daugiabučio aikštelėje, nes šiaip kažkur numest mašiną čia nelabai, man atrodo, įmanoma. Jeigu ir numesčiau, tai gausiu baudos. Nu tai ką, aš va čia tada statau citrių priekiu iš tą sieną. Oho! Priekiu į tą sieną statau citrių ir viskas. Nu tai viskas, družmanai. Pasistačiau citrių, miegosiu prie šitos sienos ir susitiksim ryte. Einu viduosi ką kurt. Nes jau vėluoju, nepradėjęs net kurt, o jau nežinau, kiek dienų praėjo. Iki ryto. Susitiksim greitai. Nu tai labas rytas Kosove. Kėliausi šiandien 5 ryto su Alachu. Vakar kažkur pusė 8 pradėjo čia giedot.
O paskui 5 ryto šiaip iš tikro būčiau užmigos visą naktį, tai neusikūręs mašinos, nes buvau labai gerai susisukęs ir buvo šilta. Bet kada 5 ryto prabudau, pajutau, kad šalta ir tada užsikūriau mašiną, nes naktį -1, bet šiandien ryte iki 11 šilumos turi būti. Tai gerai, o kur aš dabar turiu varyti? Aš kaip ir minėjau, turiu susitikimą Kosove. Tai mano susitikimas yra dėl drono. Aš dar būdamas Serbijoje susiradau, kur tvarko dronus, susirašiau, parašiau ryte, atrašė man tik vėlai vakare. Sakė, jeigu noriu keisti tą koją į originalę, ta prasme, tai 2 savaitės reikia laukti. Aš tiek laiko neturiu pabūti Kosove, bet sakė, jisai gali sutvarkyti per 1 dieną. Sutvarkys per 1 dieną ir 2-6 mėnesių garantija. Tai viskas, dabar einam praustis, susišukuot snukelį, apžėlusi bomžarą šitą. Baisu, ką aš čia darau su savo barzda, aš įsivaizduoju. Ir viskas, apsiprausiam ir važiuojam pas jį, nes nuo 8 pradeda dirbti, o dabar yra 7:30. Susitiksim. Aš dabar pagalvojau, kadangi aš turiu parkingą iki vakaro, persiaviau kėdus, pasipuošusiam reikia Kosove būti, susišukavau plaukus. Aš kadangi pagalvojau, turiu parkingą iki vakaro ir pasižiūrėjau, kad aš čia sustojęs po 6 minutės su mašina nuo to vyruko, kur tvarko dronus, tai einu pieškom. Dar pasižiūrėsiu į Kosovo sostinę. Tai aš kaip ir atėjau, man rodo, kad aš jau čia. Bet čia nieko nėra. Galbūt šitam daugiabutį. Reikia pasižiūrėti iš tos pusės. Nerandu. Nėra labai švaru. Iš tikrųjų yra apie Kosovo įdomių faktų. Aš vėliau papasakosiu. Nėra čia niekur. Žiauru. Apgavo mane. Nemokėjau pinigų, kaip galiu apgauti. Gal čia. Bet ne. Va taip turi atrodyti. Nu. Nu tai ko jūs niekingi sukčiai? Labas dienas. Labas dienas. Skambina Lytas. Ieškau kur... Alio, Kosovas. Jo, vienintelis žmogelis, kuris žino, nu ir dar Telija. Ieškau, kur droną susitvarkyti. Aš čia susirašęs jau buvau su juo, bet nerandu. Adresas atvedė mane į aikštelės vidurį. O tai tu jam negali parašyti? Parašiau dabar, kai man skambinai. Nes jis gal tik taip tokį tašką už... Jo, tai gal kitoj pusėje Prištinos bus. O nebus paskui taip, kad viso gero šitam dronui. Tai gal ne. Tai mes tai labiau gal išrašysim garantiją. Šiaip svetinga, šalis Kosovo skaičiau. Viskas okei. Jo. Viskas okei, nėra čia ko bijot keliauti. Aišku, ten yra tokių
Į regionų jo, kur Mistrovica kažkokia, kur tipo, bet ir tai ten politiniai visokie susirėmimai ir panašiai gali vykti. Gerai, man tai labai tavim malonu pasišnekėti, bet turiu ieškoti, žinok. Gerai, jeigu ką informuoju, kaip sekasi. Viso, iki. Nu, matas, kaip draugai rūpinasi manim. Čia vienintelis draugas, kuris žino, kad aš čia, nes, kaip ir sakiau, giminaičiai, žmona, vien tas žodis Kosovas daug kitiem duoda. Bet čia yra tikrai saugu ir viskas čia, man taip atrodo, viskas čia yra gerai. Čia anksčiau buvo gal nesaugu. Šiaip oficialiai Kosovas net nebuvo niekada laikomas teroristinė valstybė. Excuse me, where can I find this Deptronic? It's showing on here. It's a drone service, no? You don't know? Okay, thank you. Nu, įdomi kažkaip. Niekas nežino. Navigacija atvedė čia. Bet nežinau. Hello, do you know where is Deptronic? This one? No? Okay. Kažkoks atskleidė užuolaidą. Nežinau. Tai ką žino? Nekelia ragelio, netrašo. Baisu. Einu dar čia. Kažkur viršų ieško. Gal rasiu, nors nežinau. Oi, blet. Baisu. Einu, aš atsigersiu kavos. Žiauriai noriu tu prie miškelnės. Nes ryte nelabai ten buvo kur. Atsigersiu kavos, gal kažką užkasiu. Ir turėtų atsirast. Pabandysiu dar paskambinti, nenoriu ir skambinėti ten išvien. Nuo 8 dirba, dar tik pusė 9, gal žmogus pramigo. Vėluoja į darbą. Negerai vėluoti į darbą. Nu tai karočiui, mane apgavo. Prasidėjau valandą laiko kaviniai, skambinau dar gal 4 kartus, rašiau. Nieko. Ieškojau visur. Yra Instagram'e, yra ir Facebook'e, ir turi followerių, bet niekur nenurodytas adresas. Nurodytas šitas rajonas tik. Ir nuotraukos atrodo darytos kažkur, kažkokiam, nežinau, namie gal, tiesiog prie foto sienelės kažkokios. Ir dabar besėdėdamas kaviniai, va ten Excellent Coffee Shop, pamačiau čia kažkokį servisą, Techno Home servis. Einu pabandysiu čia. Tik dabar nežinau kur. Ai va, bet čia gal skalbenkių. Jo, čia bus skalbenkių. Jaučiu, kur skalbenkės tvarko, nelabai dronas sutvarkys. Nu tai viskas, keliaujam tada, ko mes šį atvarėm į Kosovą. Varom pasižiūrėti 90-ųjų karo pasiekmių. O droną susitvarkysim kitoj šaly. Jau radau ir oficialų DJI atstovą. Tai manau, kad bus biški paprasčiau. Parašiau aš jiem per Instagramą. Pabandysiu susiderinti, kad iš karto užsakytų gal dalį, jeigu neturi. Bet DJI atstovas turėtų turėti. Nu ir viskas. Keliaujam. Priština. Miestas, kurio neįmanoma suprasti per vieną dieną. Ir galbūt niekada iki galo. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo paprastas, netgi šiek tiek apleistas. Bet po tuo paviršiumi slypi istorija, kuri vis dar gyva. Vos prieš kelis dešimtmečius čia nebuvo kavinių, nebuvo juoko. Buvo sirenos, buvo baimė ir buvo karas. Kosovo konfliktas paliko randus, kurių nepaslėpsi renovacijomis ar naujais pastatais. Jie yra žmonėse, jie yra tyliose vietose. Ir jie yra tokiuose pastatuose kaip šis. Nebaigta bažnyčia miesto centre. Tylus priminimas apie laikus, kai religija, politika ir konfliktas susiliejo į vieną. Kai kurie ją mato kaip tikėjimo simbolį, kiti kaip įtampo ženklą. Ir būtent tokia yra Priština. Kontrastų miestas. Vienoje pusėje jauna karta. Pilnos kavinės, muzika, naktinis gyvenimas. Žmonės, kurie nori gyventi normaliai. Kitoje istorija, kuri vis dar šnabžda iš kiekvieno kampo. Ar čia saugu? Taip, bet ne taip, kaip tu galvoji. Tai ne pavojus, kurį matai, tai jausmas. Įtampa, kuri kartais tiesiog tvyro ore.
neišnykusi praeitis, kuri gali sugrįžti bet kada. Ir vis dėlto šis miestas juda pirmin. Nepaisant visko jis gyvena, nepaisant praeities jis kuria ateitį. Ir galbūt tai yra tikroji Prištinos esmė. Ne jos pastatai, ne jos istorija, o žmonės, kurie atsisakė pasiduoti. Tai miestas, kuris buvo palaužtas, bet niekada nesulaužytas iki galo. Ir kai išeini iš jo, tu neišsineši gražių nuotraukų, tu išsineši jausmą, kad buvai vietoje, kur istorija dar nesibaigė. Žiauriai įdomu, iš tikro, atrodo kaip ir musulmoniška valstybė. 5 ryto ten jų maldos prasideda, vakarais vėl maldos būna, bet aš nelabai matau čia musulmonų, bent moterų. Ta prasme, nei vienos nemačiau su ta, nežinau, neatsimenu kaip vadinasi, kur ant veido, kur skaratą užsidengia veidą arba bent plaukus. Vyrai galbūt ir musulmonai. Šiaip daug čia musulmonų, bet kiek skaičiau, tai visi labai gyvena europietišką gyvenimą. Va, eina vėl. Įdomių dalykų yra apie Kosovą. Tai dar vienas įdomus dalykas, kad Kosove yra euras, bet jie nėra Europos Sąjungoje, nėra eurozonoje. Jie patys vienašališkai įsivedė. Buvo anksčiau įsivedę Vokietijos markę, kiek skaičiau, kadangi kai Vokietija perėjo prie euro, automatiškai ir Kosovas perėjo prie euro. Bet čia niekur Kosove nei gamina tų eurų, jie tiesiog juo naudojasi. Tai vienašališkai patys priėmė tai. Bet skaičiau yra ir daugiau šalių. Kai taip daro San Marinas, Juodkalnija, dar daugiau visokių šalių. Tai nuo 2008 metų, kai pasiskelbė nepriklausomybę Kosovas, tada ir įsivedė eurą. Tai viskas, grįžom prie Citriaus. Aš pamiršau paminėti, kad mes šiuo metu esam nuvažiavę jau apie 2500 kilometrų. Tai nėra mažai, mano akim, tikrai nėra mažai. O ką dabar? Sugalvojau dar vieną dalyką. Kosovas asocijuojasi su karyba, su karu. Tai gal varom pašaudyti į šaudyklą? Varom. Nu ir pabaigai parodysiu, kur miegojau. Aplinka miegojimo. Citrina nepavedinėja dar manęs. Tai va tokiam parkingėlį miegojau. Nu viskas, dabar tikrai varom šaudyti.